Okay, let's go. Dabar taip matot, čia turim įląją. Kadangi norime šią galą pakelt, kad gale nestovėtų vanduo, čia turim padaryti tokį kirpimą, kad latakas gautų laužimą, nes kitaip neišlenksim. Dabar padarom kirpimą. Gal, jeigu žiūrint, matosi puikiai. Dedame vietą. Na, bet kas sugalvoja tokius užbaigimus lataką, tai su galva negerai. Tokia siauria detalė, nėra niekur kaip mechaniškai ištvirtinti, nei varžto, nei kniedės. Tiesiog užsispaudžia. Na ir ant garbės žodžio, taip, gal ir nenukris. Tai kiekviena lietaus sistema turi savo tokių, kaip sakant, įdomių dalykų. Čia montuojam strugą, jungtis geros, viskas gerai, kampai geri, nu bet va, užbaigimo dangtelis tai kosmosas kažkoks. Įsiplaka su plaktuku ir alį užsiklijuoja kažkoks snarglys tarpinė. Na bet esu matęs kur kas rimtesnių atakų užbaigimų. Tai čia viskas vyksta. Va, turim šitokią gražią skylutę. Primontuojam įląją. Štai ir viskas. Sakiau, jungtis tikrai krikščioniška, kultūringa. Lati. Būna kitų lietaus sistemos gamintojų tokios siauros. Tai šitą tikrai gerai užsispaudžia. Bet angaliai, latakų baigimo angaliai, tai tragedija. Nežinau, gal jie daro kokius bandymus, gal jiems laiko, bet man tai atrodo ne konkrečiai. Galiu pasakyti, kad lenkas išpindėjo konkrečiai. Žiūrėkit, netgi šitą reikia įsiklijuoti pačiam. At koks taupus žaltys. Įsiklijuojam patys. Turim dabar čia tokį stogo išsikišimą. Tas išsikišimas tiek smegenų laužimą pridarė, kad tai teko skaičiuoti dangos bangą, kad vėjelintė pareitų savo vietoj. Taip sakant, pajudėjau iš mirties taško. Dabar čia mano tikslas susidėti latakus. Ir tada jau dėti laštakį. Gal persikelsiu į kitą pusę. Eisiu montuoti taršlaičių. Ten irgi parodysiu, kaip sukirpinėju detalės.
ten yra reikalų, ten manau ne kiekvienam pavyks, kad ir pasižiūrėsit mano video, bet vis tiek parodysiu, pasidalinsiu. Tai kimbam į darbus. Čia, kaip matot, yra išpjautas tarpšlaitis. Daugam širdis skauda dėl šito išilginio makarono, sako, kad per čia nesiventiliuos, bet tai ir tegu lieka jų nuomonė, viskas čia yra gerai. Čia, kaip matot, visur palikti oro kanalai, plevelė neina jokį laštakį, ventiliuosis per šitą vietą, per grebėstus, per čia visur išsiventiliuos. Jo labiau danga turi aukštą bangą. Tai žodžiu, dabar, kaip sakiau, pasirašiau ruošinį. Sumatavau dabar šitos detalės gylį. Subraižiau kur mano lenkimo linijos. Dabar visur atsimėsiu dar po centimetrą ir versiu tą pusę, kad turėčiau kaip su šita detalė sukabinti. Dabar einu montuoti tarpšlaitį iki viršaus. Pasidariau, kad būtų tiesi linija. Iki pat apačios viršutinė detalė netvirtinta. Einu, susitvarkau kitą pusę iki kraigo ir tada suleidžiu viršutinės detalės abi. Na, įdomu turbūt, kai man gavosi viršui, ar ne? Įdomu. Einam, pažiūrėsim, parodysim. Štai mano šedevras, uždara siūlė. Čia paskui prisiklijuos kraigo tarpinė ir bus ledai. Po lietaus iškart balos nestovi latakė, latakas sausas. Viskas gavosi kaip priklauso.